Šiandien instaliuosime Segwėjų i208 robotuką. Taip, stotelę reiktų pastatyti, kad būtų porą metrų laisvos erdvės iš vieno šono, iš kito ir porą metrų būtinai iš priekio. Brėžiam lanką. Šitoje vietoje turi būti visiškai tuščia erdvė, kad robotas iš bet kur parėjęs galėtų laisvai važiuoti stotelę. Pasijungiam maitinimo bloką. Maitinimo blokas pagal visus reikalavimus turėtų būti bent jau 30 cm pakeltas nuo žemės. Jis apsaugotas nuo lietaus, kad jeigu lyja lietus, viskas bėgtų nuo žemyn, bet tiesiog jokių būdų negali būti šlapioj vietoj, nes vėliau ir anksčiau pro jį prasisunks vanduo. Stotelė yra prisukama prie žemės, tam, kad robotas kiekvieną kartą, grįždamas į stotelę, jos nepajudintų ir stotelė nepakeistų savo vietas. Nes jeigu stotelė yra nepriveršta ir dėl vienokių ir kitokių priežasčių pasislinktų, tada tektų visą instaliaciją daryti iš naujo. Nes tokiu atveju nusimuša žemėlapis. Tai sena komplektacija, dar yra visą anteną įdėta ir alternatyva instaliuoti su antena. Tada veiktų išskirtinai nuo GPS signalo. Šiuo atveju mes paleidinėsim nuo mobilaus ryšio tinklų signalo. Robotai stūmusi stotelę, robotas automatiškai sureaguoja ir įsijungia automatiškai. Per programėlę prisijungiam prie roboto, pasijungia per Bluetooth'ą, reikia būti šalia roboto. Kada programėlę paklausia, paspausti OK, ant pačio roboto paspaudžiam OK. Sekantis langas reikia suvesti roboto PIN kodą, ir tai klientas turėtų susikurti savo. Toliau eina įjungiame mes jam, sakykim, visus signalus. Ryšio SIM kortelę, aš dabar tą darysiu per Wi-Fi, kad būtų greičiau. Kad aktyvuotus jo integruotą SIM kortelę, kuris turi gamintojas jo idėjas. Toliau sekančiam langę pasirenkam kalbą, tai šiuo atveju lietuvių, ir spaudžiam aktyvuoti. Atlikta. Taip, jisai tinklo APK. Tikrins mobilaus ryšio tinklus. Rodo instrukcijas, kaip ką toliau reiktų padaryti, kaip pastatyti stotelę, kaip ką sujunginėti, kokie komponentai turi būti. Toliau siūlo maždaug paaiškinimus, kaip stotelė turėtų būti įrengta. Vat kaip ir minėjau, kaip rodo, kad 2 metrai iš vieno šono, nuo pastato 2 metrai, jeigu yra aukšti medžiai, kad 2 metrai turi būti, niekad niekas netrukdytų. Toliau prijungia maitinimą prie stotelės, ką aš jau padaręs. Toliau jis aiškina, parodo, čia yra indikatorius mirksintis žiedas, ką kuris spalva kiek reiškia. Visa tai taip pat yra paaiškinta instrukcija, kur yra komplektuojama kartu su robotu. Robotas turi būti įstumtas į stotelę, tai paspaudžiam ir jisai atliks patį roboto patikrinimą. Toliau atlikus patikrinimą, pereinam, spaudžiam žemėlapio kūrimas. Taip pat pradžioje čia jisai gan smulkiai išsamei aiškina, kas kur kaip, galima paleisti automatinį žemėlapio kūrimą, bet jeigu jūsų sklypas yra sudėtingesnis, tai to nerekomenduočiau, nes ypatingai jeigu jis neturi tvorų, tai tas robotas važiuos ir išvažiuos neaišku kur, kaip sakant. Arba daryti rankiniu būdu, tai šiuo atveju aš darysiu rankiniu būdu. Čia taip pat parodyti maždaug pavyzdžiai, ką kur kaip reikėtų daryti, kas yra teisinga, kas neteisinga, kaip pavyzdys neturi būti jokių kliūčių, turi būti sudarinėti žemėlapį, jeigu yra prikritusių lapų, lapai nuvalyti, visą, kas gali trukdyti nuo robotui, visą tą turi pašalinti iš kiemo tam, kad sudaryti žemėlapį. Toliau atviruose plotuose robotas veiks jokių problemų, kaip sakant, bet kas liečia vandens telkinius, skardžius, siaurus tarpus, pavyzdžiui, tarp tvoros namo ar tarp šiltnamio ir tvoros, šitų reiktų vengti. Būtent šitam robotui turėtų būti nemažiau kaip 70 cm tarpas tarp kliūčių. Kitaip robotas tiesiog gali įvažiuoti ir užstrikti, jeigu kas nors pasimaišytų, sugalvotų apsisukti ir jis tiesiog užstriks. Toliau čia yra paaiškinimai visokie, kaip pavyzdys, kad neturi žmonės maišytis, kol darysit žemėlapį, kad žolė turėtų būti ne aukštesnė kaip 6 cm. Toliau reikia įsitikinti, ant roboto yra kamerikė, kad ji turi būti švari. Ir toliau čia iš esmės skaitot ir sužymėt pjovimo zonas, kanalus, kad sujungti skirtingas zonas. Toliau robotas atlieka savęs patikrinimą. Ir kol to jisai pilnai neatliks, jūs tiesiog negalėsit, šiuo atveju vieną raudoną klaidą išmetė, tai turit palaukti keletą minučių, turi visi punktai tapti žali, kad leistų jums pradėti daryti žemėlapį. Šitam robotui čia turim žalią šviesą, rodo, kad jis jau pasigavęs palydovus, turi pakankamai gerą signalą, kad jis galėtų toliau kažką veikti. Šiuo atveju sudarysim žemėlapį. Pirmą kartą, kada robotas prisijunginėja prie palydovų, tai gali užtrukti šiek tiek laiko, kol jis išmoksta, kol ten pasidaro savo kalibravimus, kas jam reikalinga. Kartais gali įvykti greičiau, bet kartais tai gali užtrukti ganėtinai ilgai. Ir šiaip reikėtų irgi pažiūrėti, jeigu, tarkim, 10 minučių palaikėt ir jis vis tiek neranda palydovų, tada reiktų pabandyti pakeisti palydovų. Tai yra stotelės buvimo vietą ir, kaip sakant, pakartoti visą procedūrą iš naujo. Tai šiuo atveju mes jau turim gerą palydovo signalą ir pradėsim sudarinėti žemėlapį. Robotas išvažiuoja iš stotelės pats, mes jo visiškai šiuo metu nevaldom. Mes turim tiesiog sulaukti, čia ekraniukė programėlė dega 100%, rodo, kad robotas išvažinėja.
mums reikia išlaukti, kol įsijungs, pasikeis ekraniukas ir leis mums toliau valdyti. Toliau taip pat automatiškai pasikeičia programėlė, jinai aiškina, ką koks mygtukas atsiradęs ekrane atlieka kokią funkciją. Viskas yra puikiai lietuviškai išversta ir viskas. Ir nuo šio momento mes pradedam valdyti robotą ir vesti taip, kaip mums jo reikia, kur mums reikia. Pirmoji eilė, ką mes sudarinėjom, tai sudarinėjom pjovimo zoną. Reiškia, mes jį vedam ten, kur, kaip sakant, apibrėžiam jo kiemo ribas, kuris turės pjauti. Ant trinkelių vedam pusę robotų užlaipinę ant trinkelių. Aukštis tarp žolynų ir trinkelių turi būti nedidesnis nei 3 cm, tam, kad robotas pjautų pakraštį. Robotas nemėgsta birių paviršių, čia galioja tas beveik visiems robotam. Dažnai būna, jeigu, tarkim, mulčių skalda, jisai tiesiog, jeigu jūs pro jį vesit, pirmas dalykas, dažnai pas žmonės būna plastmasinis atskirimas tarp dviejų. Tai vienas dalykas, jisai pjaus tą plastmasinį atskirimą, reiškia, gadins ir peilius, ir patį pjovimo diską, ir pjovimo variklį. Šito reiktų vengti. Kitas dalykas, kada eina per birų paviršių, kadangi jis yra pakankamai galingas, jis tiesiog suformuos provėžas ir labai dažnai tiesiog iškapstys ir pilvų pasigabins. Jis bus tokia situacijos, kai jūs rasite tiesiog pilnai išsikrovusi robotą, užstrigusi, jis kapstės, kol nusėdo, jisai vis tiek intensyviai kapstysis, kol visiškai iškraus bateriją. Apvedus kontūrą, tada nuvedu prie kiekvienos kliūties, paspaudžiu kaip nevažiuojamą zoną, privedu prie kliūties, paspaudžiu pradžios taškas, apeinu aplink, tai šiuo atveju buvo medis ir šulinys, apėjus pilną ratą, kada grįžta į pradinį tašką, paspaudžiu pabaigti, tada automatiškai sugeneruojamas nevažiuojama zona, pažymėjus abi kliūtis, paspaudžiu baigti žemėlapio kūrimą, automatiškai žemėlapis išsisaugo debesyje ir pačiame robote. Ir po to, kaip viskas įsirašo, užsidega mygtukas siųsti žaliapę namo, toj vietoj paspaudžiam siųsti namo ir robotukas jau nuo to taško turėtų automatiškai surasti savo stotelę ir grįžti į pasikrovimo stotelę. Robotukas baigtas instaliuoti, jau važiuoja sėkmingai ir šienauja. Bendroj sumoj užtrukome 2 valandas 20 minučių.